Laidą pristato Auksinė mintis. Draugišką pokštą galite laikyti nepavykusiu, jei gavote į snukį. Plačiau miestelio naujienas aptaras Palytikių klubas. Gerbiami kolegė, stebint paskutinius metų įvykius, man atrodo, kad pats laikas įsigyti alkotesterį. Nu čia dabar kam tau gerą įkė? Na matai, girdžiu, kad paskutiniu metu jie tampa labai populiarūs. Sakau, gali nebelikti. Na kasgi čia jas populiarina? Gal Miltinio teatras? Na taip, ir Miltinio teatras, ir miesto taryba. Įkta. Aktoriai tai jau pareikalavo, kad direktorius atsiprašytų ir už dėl siūlymo tikrintų jos alkotesterio. O kodėl jis turi atsiprašyti? O kaip tai kodėl? Profsąjungos atstovai raštu kreipėsi ant Mikšraitį, reikalaudami įvardyti konkrečias pavardės žmonių, kurie greitai lipa ant scenų. Taip pat nurodyti tos, kurie teatre klastoja bilietus, vagia ir iš to pelnasi. O be to rašte reikalauja, kad kolektyvą apšmeižęs vadovas viešai atsiprašytų. Priešingų atveju aktoriai ir kiti darbuotojai raginami streikuoti. Panašaus turinio raštas bus išsiųstas ir naujajam kultūros ministrui Šarūnui Biručiui. Jo, naujas ministras, o problemos tos pačios. Abeje, kolegė, prie ko jūs čia paminėjot miesto tarybų, nesupratau. Kaip tai prie ko? Na va, praėjusį ketvirtadienį tarybos narys Trofimovas pasiūlė merui ir tarybos posėdžių metu įvesti analogišką tvarką kaip Juozo Miltinio dramos teatre. Tikrinti tarybos narius alkotesteriais. Nu tai čia dabar kas? Ką tarybos nariai girti vaikšto į posėdžius? Na tai turbūt. Jis sakė, kad jaučiasi iš kai kurių tarybos narių kopelis. Tai ne pro šal būtų gerai ir patikrinti, kokio blaivumo žmonės priima sprendimus, kurie nulėmė miesto gyventojų likimus. Nu tik nereikia čia apie likimus, o net ten tokie sprendimai, čia viskas jau seniai nulemta, bet paklausyk manęs geriau. Tu manai, Seime būna kiti, pameni naktinį Seimo mokesčių reformų prie Kubiliaus? Na taip, pamenu tos naktinius jų posėdžius. Tai atspėk, kiekgi ten jų buvo blaivių? Manau, kad nedaug, visus 4 metus blaivės ir atšaukinėja savo nesąmoningus priimtus įstatymus. Na nežinau, ar jie buvo išgėrę, ne, na bet Šiaulienė pareiškė, kad 4 metus ten negeri dalykai dėjasi. Na taip, manau, kad labai tiksliai pasakyta. Tiesiai 10-ukan, bet jeigu grįžtant prie alkoholio, taigi Seime vėl išrinktas tas socialdemokratas, pameni, kur visas girtas už žiniasklaidos užsirovė, kaipgi Tijana pavardė. Ai, pamenu, Mykolaitis, na jis parodys pavyzdį. Nu, aš šitam Seime irgi nemažai valinskininkų girtų išdaužė ir šviesoforus ir geldam važinėjančius jaunuolius, taip kad šventų nėra nei vienam, nei kitam Seime. Tai ką man daryti su tais alkotesteriais, o gal užsiimti jų prekybą, jeigu jie jau tokią paklausą turi? Klausyk, kolegė, duosiu tau gerų patarimų. Tu ne alkotesteriais užsiimk ar jų prekybų, o bėk greičiau parduotuvėn ir ant švenčių užsipirk gerai alkoholio. O tai su tokiais gerimo tėpais to nebeliks, mūsų pramonė nespės tik pagaminti dar kiek džiaugsmo žmonėmgi. Minimali alga nuo sausio 1 kils iki 1000 litų. Taip kad geriau paskubėk, kad pradės liaudis kartu. Su politikais baliavoti nebeliks pačiai ir alkotesteriai čia tau nepadės.